Tai palauk. Tai tavo ilgas, tavo trumpas. Nu kaip mes ten įkliuvom? Tai ne tokia didelė skola. Nu, tokį aš jį jau senai mačiau. Žinot, ko skiriatės jūs nuo mano boso? Kaip čia, man patinka. Tas tai čia takakis. Galvoja, mokėt. Bet palauk, tą. Telefonus veikia, skambina. Kam? Policija? Ne, policija. Nereikia. Man ne. Tai sako, bėgai. Reikia daryti. Ar reikia bėgti? Ką reikia padaryti bėgant? Nežinau. Aha. Ogi reikia išvaizdą pakeisti. Ir kaip tik žinau vieną gerą stilistą, kuris galėtų jums padėti. Ir jeigu jūs norėtumėte... Tai žinau, nori pakeisti išvaizdą. Tai yra keičiam, tai jeigu nori, kad žiem galiu paskambinti. Tai skambin, tai išnam, skambin. Tas atrasijas. Lukai. Sveikas. Kaip pakeisi? Aš mane nieko noriu. O tai čia reikia užmaskuoti daug, kad neįmanoma. Koks šaunuolis. Ačiū tau labai. Sakykit, greitis bus? Kada bus, tada bus. Gal jums dar reikia, tai kaip kestaliuką palaukti? Ne, aš mažinu sultis. Mes geriau išvykti. Ai, man nepatogu kestaliuką. Tai kur tu sėsi? Kojas netelpa. Taip jau vienas. Jau. Gintarai, tu senas žebenkštė. Ko jau šimtmetis visas praėjęs. Tai aš ir pavėtų nežinau, kaip to. Oi, Gintarai, stilistas juk aš. Mano darbas kitų žmonių išvaizdam rūpintis, o ne savo. Bet tave taip pat dirbti reikia. Įėjau į barą ir pagalvojau iš karto, kodėl aš čia dažniau nesilankau. Čia man prižiūri tai tikrai gerai, o jau klientės neeilinės. Ir pasakysiu. Nu, mano auselį tu greičiausiai sekundėlę. Justėte! Tai kur prapuolus buvai? Mašinką padušau. Sako, prašai. Tai ką, stovėsi čia dabar kai tokas, pasisveikinį įsidėjai. Man atsakant, gal kažkas. Oi, čia mano įskytė. Auselis tikras, ar ne? Tai perliuką labiau. Tai kuriuos čia kavalėlis man vyko? Tie du priekiai, kurie labai nestandartiškai sėdi. Ai, tie turi prieki. Taigi matęs iš karto, veidelį išduoda. Tai ką, ponai, leiskit atspėti. Prisiskolinat kokiam nors mafijozai, ir dabar tikitės išvaizdas pakeisti, tai gyvybės įsaugoja. Jeigu išpasakoja, nieko aš nesakiau. Ha! Nebijokit, niekas man čia jūsų neišpasakoja. Bet jau kaip jūs per savaitę ne vienu jau sutvarkau. Bet matas, kad ne vietiniai. Kada jau Gintaris tai kažką išpasakoja? Žvigai. Kad ir kaip ten bebūtų, aš galėjau padėti. Tiesiog leiskit man padaryti mano priešdarbinį tokį ritualą.
palaukim, pradedam. Ponas lieka, gal tik pasakyti, ne? Jeigu ponai nesijaudinkit, specialistą rankas jas. Man taip, mes mažai tik laukų turim, taip sunkiai daug. Tokia amžiaus. Na velniai nematė. Jis vėl? Nu, Kodėl jums neparodžiau šiems džentelmenams, ką jie praranda atsisakydami mūsų paslaugų. Tai jeigu nesitikėtų, kad vietą bus atlaisvinti. Gerai, Steve. Nurašk man galvą! 80% pirmą įvaizdžią. Kaip žmogaus atrodo šukuosi. Sėdėjus manęs nestalas, nes aš jaučiuosi tikrai nejaukiai. Stoka, o. Tai kad derina mašinką. Nu jam, bet vis tiek per daug jam. Ne, žinokit, ponas, gal tikrai mums nereikia, mes plaukų, ne, nenori. Ai, nenori plaukų. Pasitikėjau. Ne, plaukai ne. Nenorit, nereikia. Džiaugitės, kad mano mane mokino nelįsti kitiems žmonėms. Iš pakalbėkos. Atsiprašau, Barmenė, gal jūs turit tokių kitų sprendimų? Pasiūlyti. Ne tokių radikalių. Tai kas jau gali būti neradikalau. Vot. Vardas? Vardas. Nu taigi leistas, Lukas Kelevičius. Sveikas, Lukai. Ką jūs čia darysit, tai yra? Nu palauk. Ką jūs čia darysit, tai yra? Jo, reikia mum įrankių. Lėlė, turim kažko. Darodik, ką tai Lukai. Ieškoja, vai. Na tai nuo ko viską reikia pradėti? Emporté par la foudre qui m'entraîne, nous entraîne, écraser la couronne ne forme qu'un seul pas. Et comme pour s'enchaîner l'un et l'autre, il ne se Et la joie que la poussée par son sourire